Labadiena, labas visiems sveikos gyvensenos entuziastams, visiems Herbalife kompanijos produktų mylėtojams. Esu Tomas Kesminas, kas manęs nepažįstat, prisistatysiu. Esu klaipėdietis, man 53 metai, esu įsimylėjęs į sveiką gyvenimo būdą, į subalansuotą mitybą, propaguoju fizinį aktyvumą ir šiandieną jums rubrikoje Dienos produktas noriu papasakoti apie labai skanų, unikalų pagalbininką imunitetui stiprinti, imuniai sveikatai, pakilėti į sekantį lygį. Tai yra produktas Immune Booster, imuniteto skydas išvertus. Tai ką mes turim? Ogi turim labai smagius tokius skanius uogų skonio paketėlius. Kas neišbandėt, būtinai išbandykit. Imunitetą reikia stiprinti visada, jį reikia prižiūrėti ir rūpintis visuomet. Nesvarbu, koks sezono laikas, bet ypatingai žiemą, pavasarį, rudens antroj pusėje, kada mes jau einam į mikro-makro elementų tą tokį deficitą, kuomet mūsų užpulinėja įvairiausiai virusai, peršalimo lygos. Reikia tikrai savim pasirūpinti, pasistiprinti. Ir žiūrėkit, šitas paketėlis ruošiamas labai paprastai. Su vandenuku 150 ml nukerpam, suberiam į stiklinę vandens ir tas vandenukas, tas gėrimas nusidažo tokia gražia spalvele ir skonio savybės tikrai labai patiks ir sužavės kiekvieną. Daug ką mes geriam, dažnai būna, reikia tiesiog taip susiraukę, nepatenkinti, padarom tą darbą, bet neskanu. Tai kas labai faina, tai kad čia yra ir stevijos lapų saldiklis natūralus, pats saugiausias rinkoje. Ir čia yra ir vitamino C, ir vitamino D, ir seleno, ir cinko. C, D vitaminas imunitetą labai būstina, labai svarbus mineralai, vitaminai, ne? O selenas ir cinkas apsaugo mūsų ląsteles nuo tos ląstelių oksidacinės pažeidos, nuo senėjimo procesų. Ir kuom šitas imuniteto stiprintojas papildas yra išsiskiriantis iš visų kitų rinkoje, ogi jisai turi tokią technologiją EpiCore patentuota, patentais apsaugota toks išradimas, įrodytas klinikiniais tyrimais, kad jis labai prisideda prie imuniteto stiprinimo. Tai yra fermentuotas mielių ekstraktas, EpiCore. Tai išskiria šitą produktą iš visų kitų rinkoje esančių. Taigi, kada gert? Bet kada. Svarbiausia, žinokit, kad nereikėtų padauginti, tai vienas paketėlis per dieną. Turėkite visada su savim. Tas paketėlis labai minkštutis, mažutis ir bet kur galima įsidėti. Ir aš tai, kaip propaguojantis tas Herbalife mitybą, subalansuotą mitybą, aš netgi tai dažnai darau netgi demonstratyviai. Tai kažkur ar pietaudamas paprašau stiklinę vandens, įsitraukiu paketėlį, susiberiu ir dažnai žmonės, kas su manim kartu šalia, irgi paklausia, ką čia geri, ką čia darai. Ir visą laiką stengiuosi pasinaudoti tą progą papasakoti apie Herbalife produktus, apie jų naudą, apie tą patogumą vartoti, apie, aišku, tas maistinės, skonės savybės ir progai esant visą laiką stengiuosi duoti ir paragauti. Taigi, Immune Booster, tai jūsų gyvenimo palydovas. Išbandykite, įsigykite šitą pakuotę, čia yra 21 paketėlis. Mes turim 3 savaitės, tai per 3 savaitės, per vieną dieną tikrai vieną paketėlį išgerus niekas neatsitiks, niekas nepasikeis. Kaip ir grūdinimasis, taip ir imuniteto stiprinimas, tai yra procesas. Ir 21 diena, 21 paketėlis, 3 savaitės, tikrai pabandykite šitos programos pasilaikyti, kiekvieną dieną išgerkite po paketuką ir pasidalinkite su manim komentare, ar esat vartoję, ar esat ragavę, jeigu esat, tai kaip jums patiko skonis, kokį poveikį jaučiate. Ir linkiu visiems sėkmės, siekite kiekvieną savo siekiamų asmeninių, fizinių sveikatos rezultatų, nepasiduokite, svarbiausia yra nuoseklumas, disciplina. Jeigu vieną kitą dieną kažkas nepavyko, nenusiminkit, visi esam žmonės, bet gražiai susibalansavus ir įėjus tai padarius į įprotį, į tą rutiną kasdieną įsitraukius,
tuos papildus, tą sveiką gyvenimo būdą, jis tikrai nebepasidaro jokia kančia. Tiesiog tikras malonumas. Ko ir linkiu visiems. Ate, iki sekančių kartų.